Šiandieną lietaus mus apsaugojo Odore d'Amore. Įėjus į parduotuvę, iš karto nuėjome pažiūrėti Maison Martin naujos kolekcijos. Mes su Milda norėjome išbandyti visus kvapus. Mus labai nustebino, kad kiekvienas kvapas puikiai atitiko savo pavadinimą bei žaismingą paveiksliuką. Aišku, daviau pauostyti ir Mildai. Anksčiau Maison Martin kolekcija Odore d'Amore sudarė 50 ml buteliukai, bet mus labai nudžiugino naujai atsiradę 15 ml talpos buteliukai, kurie tinka įsimesti į rankinuką, keliauti ar tiesiog išbandyti naują kvapą, jeigu dar nesi apsisprendęs. Nors ne visi kvapai buvo mūsų skoniui, tai sakyčiau, man yra tik didelis Maison Martin privalumas, nes savo kvapą atrastų tikrai kiekvienas. Mums labiausiai patiko šie 3 kvapai. Tai padėti darbuotoją priminė labai svarbų dalyką, kad prieš perkant kvepalus juos labai reikia išbandyti ant odos. Tai padariusios abi galutinai įsimylėjome Avant L'Orage kvapą. Viršutinė šių kvepalų nata buvo Pink Pepper, o toliau einančios Jasmine Sandbag, Benzoin, Vanilla, Sandalwood, Tonka Bean ir Musk. Čia matome ir anksčiau minėtus 15 ml talpos buteliukus. Viskas susirinkusius išėjome labai laimingus, su dideliu noru sugrįžti į Odore d'Amore. Ačiū Jums!